Labas. Investor LT kanale sekmadieniais mes kalbamės apie tai, kas rūpi kiekvienam investuotojui. Kaip įprastai aptarsime pagrindinės savaitės naujienas ir ieškosime naujų idėjų portfeliams. Todėl, jeigu įdomu, spaudžiam laiką, varpelį ir pradėkim. Atrodė, turėsime puikią trumpąją savaitę, bet dėja atėjo penktadienis ir pagrindiniai JAV indeksai prarado visą savaitės prieaugį. Todėl užsidarėme neigiamai. S&P 500 indeksas prarado daugiau nei 1,5%, Nasdaq virš 2%, Russell 2000 prarado daugiau nei 4%, o pramoninis Dow Jones indeksas neteko 3%. Na ir prie tokių negatyvių investuotojų nuotaikų didžia dalimi prisidėjo ekonomikos duomenys. S&P Global ataskaitoje teigiama, kad JAV verslo aktyvumas artėja prie sustojimo, augimas sulėtėjo iki 17 mėnesių žemumų, JAV paslaugų įmonių aktyvumas irgi netikėtai susitraukė ir daugelis apklausoje dalyvavusių verslų pranešė, kad optimizmas krito dėl Donaldo Trumpo politikos. Įskaitant naujus tarifus, nes šią savaitę buvo įvestas 25% muitas importuojamiems automobiliams, vaistams ir čipams. Ir taip pat visus neramina vidaus išlaidų mažinimas. Nes mes puikiai suprantame, kad dabartinė Elono Musko užduotis gali sukelti tikrą tornadą JAV ekonomikai, nes dabar vyriausybė išlaidauja prisimdama naujų skolų, bet tie pasiskolinti pinigai juk sukasi sistemoje, jie cirkuliuoja ekonomikoje. Tų papildomų pinigų dėka geresnis atrodo ir BVP ir stipresnis ekonomikos augimas, nes 2 trilijonai dolerių tai labai daug. Ir jeigu tokią sumą staiga išraus iš sistemos, nes, kaip mes nekartą kalbėjomės, kad būtent tokią sumą ir turi Muskas sutaupyti, kad vyriausybės biudžetas nebūtų deficitinis, todėl aišku, kad tokios sumos išėmimas iš ekonomikos bus stiprus smūgis jai, todėl investuotojai elgiasi atsargiau, aktyviau fiksuojasi jau brangiomis tapusios pozicijas, na ir laukia, kasgi bus toliau. O dėl naujų tarifų, naujų muitų, tai irgi suprantame, kad jie prisidės prie infliacijos augimo, todėl nenuostabu, kad visa tai ir slegia akcijų rinką. Kaip rašo Wall Street Journal, Mičigano universiteto apklausa parodė, kad vartotojai ruošiasi didesnį infliacijai dėl galimų tarifų, kadangi tarifai yra importuotojų, pavyzdžiui, mažmenininkų, tai tarkim tas pats Walmartas, padidėjusias išlaidas tiesiog perkels vartotojams, kas žinoma padidins kainas. Todėl aukštos palūkanų normos ir toliau bus laikomos, kad suvaldyti infliaciją. Bet taip pat iš ataskaitų matyti, kad aukštos palūkanos jau kenkia ekonomikai, nes namų pardavimai praėjusį mėnesį buvo silpnesni nei tikėjosi ekonomistai. Tai reiškia, kad aukštos hipotekos palūkanų normos jau pakenkia būsto rinkai. O jeigu pagalvosime, kad palūkanos ir toliau bus laikomos dėl infliacijos augimo, tai artimiausios ateities perspektyvos atrodo gan liūdnokai. Tai žiūrėsime, kaip rinkos jausis kitą savaitę, kaip tik kitą savaitę pasirodys BVP ir infliacijos rezultatai. Priminsiu, kad Core PCE arba PCE, kaip aš sakau, Fedas labai atidžiai seka, todėl investuotojams šie rodikliai irgi rūpi. Taip pat nesibaigė dar ketvirčio rezultatų pristatymo sezonas, nors jau beveik 90% įmonių iš S&P 500 atsiskaitė, tačiau pabaigai įdomybių liko. Ypač lauksime Nvidia atsiskaitimo, jos rezultatai taip pat gali labai paveikti investuotojų nuotaikas. Taip pat pasirodys ir kitos svarbios ataskaitos IT sektoriuje, tai ir Salesforce tikeris CRM, Dell Technologies tikeris DLL, Snowflake tikeris CNOW, dar žinoma daugelis kitų mums žinomų vardų. O kalbant apie šią savaitę, tai matome, kad geriausiai atsilaikė sveikatos apsaugos sektorius, na, o visi kiti daugiau ar mažiau koregavosi. Walmart šią savaitę pristatė savo ketvirčio ataskaitą, kaip įprastai ji pranoko analitikų prognozes, didelis vartotojų srautas, didesnė vidutinė užsakymų vertė ir geresni pardavimai įvairiose kategorijose, nuo bakalėjos iki drabužių. Taip pat internetinės parduotuvės pajamos išaugo 20%, tai atrodo viskas yra puiku, bet kompanija gerokai sumažino 25 metų prognozes. Todėl investuotojams iškilo klausimų dėl vartotojų išlaidų būklės, plus generalinio direktoriaus komentarai sukėlė šiokių tokių abejonių dėl JAV ekonomikos augimo perspektyvų, atsižvelgiant į Trumpo tarifus Kinijai bei kitoms šalims, kas turi labai didelę įtaką žemų kainų modeliui, kuris ir buvo Walmarto sėkmės pagrindas.
Ir kai tas pagrindas yra sujudinamas, matome pasekmes. Stiprų savaitės kritimą stebėjome ir United Health, tikeris UNH stovykloje, minus daugiau nei 12%. Ir čia kalta ne prasta ketvirčio ataskaita, o pasklido naujienos, kad Teisingumo departamentas pradeda tyrimą dėl Medicare išmokų. Tai yra, kilo įtarimai, kad bendrovė galėjo užregistruoti diagnozes kiek sunkesnės nei yra iš tikrųjų, tam, kad būtų išmokėti didesni mokėjimai pagal vyriausybės programą Medicare Advantage. Taip pat Teisingumo departamentas užkirto šiai kompanijai kelią įsigyti sveikatos priežiūros bendrovę Amedisys už 3,3 milijardus dolerių. Dėl to, kad nebūtų antimonopolinių problemų. Tai matome, kad prasidėjo naujas skyrius UNH istorijoje, tai yra reguliavimo atakos, nors iš tiesų tai nėra visai naujas dalykas, nes kompanija jau buvo apkaltinta tokiomis pačiomis manipuliacijomis 2017 ir 2021 metais, o 2024 metais paaiškėjo, kad bendrovė gavo 8,7 milijardus dolerių už pacientus, kurie nebuvo gydyti dėl to. Tačiau nei viename etape didelių baudų skirta nebuvo. Ir ši kompanija tikrai yra ne vienintelė pakliūnanti nemalonėn, nes 2022 metais buvo pateiktas ieškinys Signai dėl automatinio diagnozių pridėjimo pacientams, kad jie gautų padidintas išmokas iš Medicare. Ir byla vis dar yra nagrinėjama. 2021 metais Sutter Health įtraukė neegzistuojančias diagnozes prie elektroninių sveikatos įrašų, kad pasididintų Medicare mokėjimus, ir jiems buvo skirta bauda 90 milijonų dolerių, tai yra 0,6% pajamų. Kitaip tariant, tai tikrai nėra naujiena, mes žinome, kad procesas tikrai užsitęs, nes konkrečių bylų surinkimas užtrunka labai ilgai. Įmoniai tikrai kažkiek milijonų visą tai kainuos, bet nieko mirtino irgi, manau, nenutiks. Tačiau kas gali būti neigiama, tai kad kaupsis negatyvas pramonėje, bet man dėl šitos kompanijos kažkodėl atrodo, kad mes neužilgo vėl pamatysime šią kompaniją už $500. Pagyvensim, pamatysim. Stipriau krito ir Broadcom akcijos, čia neigiamų naujienų nebuvo ir ketvirčio ataskaitos, tai atrodytų klausimas, kasgi jai nutiko. O jai nutiko tai, kas būna dažnais atvejais, kai pavyzdžiui viena įmonė paskelbia, kad planuoja nupirkti kitą įmonę. Tai investuotojai dažniausiai supirkinėja tos kompanijos akcijas, kurią planuojama nupirkti, o ta, kuri perka, yra neretai išparduodama, nes vertinama, kad pirkiniui bus išleista dideli pinigai, dėl ko įmonės balansas momente nebetrodys toks patrauklus. Tai čia panašiai ir nutiko. Aš priminsiu, kad mes praeitame sekmadienio epizode kalbėjomės, kad TSMC planuoja bendradarbiauti su Intel, dėl ko Intel akcijos stipriau augo, o TSM stiprios dinamikos nematėme. Nors pats bendradarbiavimo faktas atrodė tikrai labai mažai tikėtinas. Todėl laukiame patikslinimo ir šią savaitę paaiškėjo, kad TSMC nebendradarbiauti ruošiasi, o kad kartu su Broadcom siekia įsigyti Intel. Broadcom svarsto galimybę įsigyti Intel puslaidininkių projektavimo ir rinkodaros verslą, o TSMC galvoja perimti kai kuriuos, arba visus Intel gamybos įrenginius. Todėl čia klasika, Intel toliau žaliuoja, o štai AVGO ir TSM minuse. Kartu pasikoregavo ir Qualcomm kompanija, bet čia didesnis negatyvas todėl, kad Apple pristatė iPhone 16e už $600 su AI ir pirmą kartą šis telefonas turės savo dizaino modemą, o ne Qualcomm čipą. Įrenginys bus parduodamas jau vasario 28 dieną, kainuos $170 daugiau nei iPhone SE, kurį jis ir pakeičia. Taip, čia tikrai yra pozityvas Apple kompanijai, bet vertėtų pagalvoti šitoje vietoje apie tai, kad jeigu patentuotas čipas pasiteisins, tai kitose telefonų versijose taip pat bus Apple čipas. Vadinasi, kentės Apple čipų tiekėjai ir vienas jų yra Qualcomm. Stipriau koregavosi ir Palantir. Ir čia dėl šito kritimo kaltas tik tai Trumpas, mat jo administracija įsakė Pentagonui per ateinančius 5 metus pasiruošti 8% biudžeto mažinimui. Žinoma, buvo ir kompanijų, kurios stipriau augo šią savaitę, pavyzdžiui, kompanija Unity Software, tikeris U. Netaip senai kalbėjomės, klausk atsakysiu rubrikoje, kokios kompanijos, mano manimu, parodys didžiausią jėgą šiais metais. Tai ši kompanija buvo tarp mano įvardintų favoritų.
Aišku, smagu, kad nuo metų pradžios jau toks šuolis, bet būtų dar smagiau, jeigu tokį pozityvą jinai sugebėtų išlaikyti iki metų pabaigos. Priminsiu, per šią savaitę jos akcijos pakilo virš 30%. Ir čia pagrindinis pozityvas yra susijęs su stipria ketvirtinė ataskaita, plus buvo geros ateities prognozės. Todėl analitikai suskubo pakelti į tikslinę kainą iki $34. Kita puikiai pasirodžiusi kompanija buvo Alibaba, kuri po ataskaitos nuskriejo daugiau nei 20%. Čia tiek pagrindinio verslo, internetinė prekyba, tiek debesų paslaugų rezultatai augo užtikrintai, todėl stipri ataskaita tik sustiprino pozityvą, kurį mes jau ir taip stebėjome, nes Baba akcijos per mėnesį paaugo daugiau nei 60%. Ir apskritai atsiranda daugiau pozityvo Kinijos akcijose ir po didžiulio kritimo mes matome jau šiokį tokį atsigavimą. Ir pats pozityvas prasidėjo jau rugsėjį, kai Kinijos valdžia pristatė ekonomikos ir rinkų palaikymo priemonių paketą. Tada iš naujausių įvykių prisimename, kaip nuvilnijo žinia dėl dirbtinio intelekto įmonės DeepSeek technologinio proveržio ir kokios buvo tada reakcijos rinkoje. O kitas momentas jau konkrečiai susijęs su Alibaba, tai kad neseniai įvyko Xi Jinpingo susitikimas su Alibaba įkūrėju Jacku Ma. Mes kalbėjomės, kad prieš 4 metus jis buvo patekęs į valdžios nemalonę, kai drąsiau viešai pakritikavo valdžią. Bet dabar, kai jie viešai susitiko, apsikabino, tai investuotojams sužadino viltis, kad vyriausybės požiūris bus palankesnis pramoniai ir vėl pasigirdo gandai dėl Ant Group IPO, kuris, pamenate, buvo prieš kelis metus valdžios užlugdytas. Todėl čia kol kas stiprus pozityvas, pasižiūrėsime, ar ilgai jis tęsis. Na ir prie to pačio norisi dar pristatyti Elono Musko pasiekimą, nes jis šią savaitę pristatė Grok 3, naują galingiausią dirbtinį intelektą pasaulyje. Pagal pateiktus etalonus jis lenkia tiek ChatGPT, tiek DeepSeek, tiek visus kitus žinomus AI rinkos atstovas ir juokingiausia yra tai, kad Grok 3 mini versija visiškai atitinka aukščiausią konkurentų našumo lygį. Todėl panašu, kad Muskas gali dar kartą persti aukštųjų technologijų rinką aukštyn kojom. Pasižiūrėsime. Kita įdomi naujiena buvo iš Microsoft stovyklos. Kompanija paskelbė revoliuciją kvantinio skaičiavimo srityje. Ji pristatė Majorana 1, tai pirmąjį pasaulyje kvantinį procesorių su topologiniu branduoliu. Vadinasi, Microsoft papildė fizikos teoriją, nes kad sukurtų kvantinį lustą, jis sukūrė naują materiją. O mes žinome, kad yra 4 medžiagų būsenos – kieta, skysta, dujinė ir plazma. Tai dabar pridėtas dar vienas dalykas – topologinis. Ir remdamasi geriausiais laidininkais, Microsoftas sukūrė naują čipą. Kompanija 20 metų skyrė tyrimams ir medžiagų kūrimui ir jų sukurtas Majorana 1 čipas leis sukurti kvantinius kompiuterius, galinčius išspręsti problemas, kurios net ir galingiausiams superkompiuteriams užtruktų tūkstančius metų. Pavyzdžiui, kaip nekenksmingai skaidyti mikroplastiką arba sveikatos priežiūrai taip pat bus paprastesnis naujų vaistų molekulių modeliavimas. Taip pat jisai labai prisidės prie logistikos optimizavimo ir panašiai. Bendrovė teigia, kad naujo kvantinio kompiuterio sukūrimas užtruks tikrai ne 10 metus, o vos 4 metus. Ir po tokių naujienų tikėtina, kad kvantiniai kompiuteriai kažkada vėl bus dėmesio centre, vėl bus daug spekulacijų, kas visus su tuo susiję. Nes pamenate, kiek buvo džiaugsmo rinkoms, kai Google praeitų metų pabaigoje pristatė savo kvantinį čipą Willow ir kaip lengvai Huangas sugebėjo sugriauti kvantinių įmonių akcijas, kai pasakė savo nuomonę, kad kvantiniam kompiuteriui dar labai anksti. Todėl pasižiūrėsime, ar ir vėl kils didesnis ažiotažas, nes jeigu Microsoft sėkmingai pritaikys technologiją ir nereikės tiek daug išteklių, kad ištaisytų klaidas, ir jeigu galės greičiau sukurti praktišką kvantinį kompiuterį, tai bus labai didelis dalykas. Bet, kaip sakiau, kol kas pati idėja išlieka labai spekuliacinė, todėl būkime budrus. Na ir pabaigai įdomesnė idėja portfeliui. Siūlau pasidomėti biotechnologijos atstovę Insmed, tikeris INSM. Ji specializuojasi vaistų skirtų retoms ir sunkioms ligoms gydyti. Didžiausias dėmesys yra skiriamas plaučių ligoms. Kompanijos rinkos kapitalizacija $14,5 milijardų, tikslinė kaina $100. Augimo potencialas yra virš 20%. Dabar ji prekiauja vienu vaistu nuo plaučių ligų ir astmos, bet jų vaistas yra unikalus, todėl 2024 metais
Pardavimai išaugo 19% per metus. Bendrovė taip pat kūrė 2 naujus unikalius vaistus, kurie prisidės prie portfelio plėtros ir ateities augimo tempų. Vienas vaistas jau sėkmingai baigė 3 fazės bandymus ir tikimasi, kad FDA jį patvirtins šių metų 3 ketvirtį. Ir skaičiuojama, kad visų metų pardavimai sieks 82 milijonus. Kita molekulė sėkmingai baigė 2 etapo bandymus ir šių metų antroje pusėje prasidės 3 fazės bandymai. Ir analitikai skaičiuoja, kad visų 3 vaistų Insmed pardavimai ilguoju laikotarpiu sieks apie 8,2 milijardus dolerių, kai dabar pardavimai siekia vos 364 milijonus. Analitikai prognozuoja, kad pajamos 26 metais padidės 37%, 27 metais 89%, o 28 metais virš 100%. Todėl panašu, kad Insmed tampa galinga pinigus generuojančią mašiną. Todėl galbūt ilgalaikiam portfeliui gali būti įdomus variantas. Ačiū Jums, kad buvote kartu, ačiū už Jūsų laikus ir komentarus. Susitiksime kitą savaitę.